Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anu metu pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jobalo, kur ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi, bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, paukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime ir linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu tojau jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Tai viešpaties žodis. Šį ketvirtą gavėnios litarį rožinį sekmadienį tikriausiai girdėjome vieną iš, jeigu ne pačią gražiausią istoriją. Dažnai jinai yra vadinama sūnaus palaidūno istorija, bet švento rašto tyrinėtojai ir egzegetai sutarė, kad tai neteisingas pavadinimas. Čia ne sūnaus palaidūno istorija, čia gailestingojo tėvo istorija. Ir apie šitą istoriją, apie šitą palyginimą 2000 metų jau ko tik nėra prikalbėta, prisakyta, čia tiek daug visokių žinučių, psichologijos, mokymų, aš čia galėčiau jums savaitės rekolekcijas pravesti vien su tuo tekstu ir vis tiek jo neįsemčiau. Bet kadangi sekmadienį mes jau nenusiteikę ilgai čia su Dievu reikalus spręsti,
Mums reikia, kad mišios būtų kaip koks greito maisto restoranas, kur šipt praėjo ir jau vėl grįžtam prie savo bedieviško gyvenimo reikalų namuose. Ne. Jau galit šnekėti, mes čia susalsim, susirgsim, bet viskas bus didesniai Dievo garbei. Ne. Viską darykim su protu. Tai šiandien ne apie tą istoriją, bet kai ką iš tos istorijos. Apie tai, kad pasaulyje yra dvi rūšis nusidėjėlių. Dvi rūšis nusidėjėlių. Yra viešų nusidėjėlių rūšis. Ir tokių viešų nusidėjėlių yra pilnas pasaulis. Mes net žinome, kas jie tokie. Ir per žinias matome, ir televizorių, ir Facebook'e matom, ir pas kaimyną matome, ir visur matom tuos viešus nusidėlis. Jų yra pilnas pasaulis. Ir yra kita rūšis privačių nusidėlių, ne viešų. Jų pilna yra tik bažnyčioje. Tokių paslėptų, užsislėpusių nusidėjėlių, kurių nieks nemato, jų pilna yra bažnyčia. Todėl, kad kalbama apie du sūnus ir tas pirmasis sūnus, kuris ten šitaip pasielgė ir tėvo palikimą ir iškeliavo ir viską prapylė ir paskui jau čia grįžo, jau čia nekur dėtis, tai čia viešas nusidėlis. Kaip, mes piktinamės, kaip galim dar gyvam tėvui esant sakyti, atiduok tu palikimą ir tas pats, kas numirk. Tai čia šitaip nedaroma. Šitaip nedaroma. Ir mes žinome, kad tie vieši nusidėliai, tai tie žmonės, kurie kažką daro, kas neatitinka tuo metu galiojančių etikos ir moralės normų. Taip negalima. Taip nedaroma. O vis tiek tai vyksta. Ir tai yra vieši nusidėliai. Jų nuodėmes matome, aptarinėjame, o jeigu kas praleido, tai būtinai telefonu pasakome, ar tu žinojai, ar tu girdėjai, ar tu matei, kaip jis, o greičiausiai ji, taip ir taip pasakė, taip ir taip padarė to ir to. Čia mes gyvenam, Viešpatie saugok mus, nuolat kankinami tų viešų nusidėjėlių aplinkui. Bet yra tie privatus. Ir tie privatus kaip ir nieko blogo nedaro. Jie ir sekmadienį bažnyčioje, jie ir išpažinties karts nuo karto nueina, jie ir meldžiasi, jie ir stengiasi ir visa kita. Bet kažkodėl tai jų širdyje vietoj to, kad gyventų šventosios dvasios džiaugsmas, gyvena rūstumas, gyvena pyktis, gyvena pagieža, gyvena pavydas, gyvena neatleidimas, gyvena džiaugsmo stoka ir tokį žmogų susitikus, išoriškai jis kaip ir nieko blogo nedaro, bet nieko bendro su juo nenori turėti. Nes jo širdis yra atstumianti, kažkas nečysta, kažkas netikra. Ir atrodo ten vaikščiojantis pulinys, nuodas, kur jeigu laiku praplyštų, tai čia taip negera visiems būtų. Ir kartais tie žmonės praplyšta. Tokiu teisimu, tokia pagieža, kaip tas vyresnėlis sūnus, kuris išgirdęs apie tėvo sulaukusio savo sūnaus džiaugsmą, supyko ir nenorėjo niekur eiti. Ir dar tėvui priekaištavo, šitas viską prapylė su kekšėmis, o tu man nė ožiuko nedavei su draugais. Ar tikrai nedavė? Ar tu prašei? O aš tai drįsčiau abejoti, kad jis neturi jokių draugų. Kas nori būti tokių gnydų, tokių pagiežingų žmonių draugais? Kas nori būti?
nebūtų su kuo tą ožiuką valgyti. Juk mes puikiai žinome, kad yra žmonės, su kuriais ir be progos susitikus širdį šventė. Kažkokia paguoda, kažkokia patieka. O yra žmonės, į kurį balių atėjus kasnys stringa burnoj. Ir norisi kuo greičiau pabėgti ir mauti iš ten, nesupranti, kad kažkas ten iki galo netikra, nečysta. Jūs tokių nesusidurėt, aišku, man tik kartais papuola kokioj svetimoj parapijoje. Ir tada suprantam tas vyresnėlis sūnus, kuris niekam nenusikalto, bet nuo kurio šalta. Ir žiūrėkite, šventam rašte nėra pasakyta, kad jaunėlis savo lobį išleido kekšėms. Tiesiog palaidai gyvendamas, laisvai gyvendamas, gal daug draugų turėjo, visiems į kairę, į dešinę dalino, žinot, kai pinigų turi lengvai gautų, labai daug draugų atsiranda, kad juos išleistų. O jau tas vyresnėlis, tai apie jį galvoja, jeigu aš jo vietoj būčiau, tai aš išleiščiau, žinot, ant ko. Tai iš tiesų jis širdyje visas tas nuodėmes jau yra padaręs. Jis tik neturi drąsos pasielgti viešumoje, bet jis į visą tai, ką apie savo brolį galvoja, jis savo širdyje jau yra padaręs. Ir jeigu mes patirinėtumėm savo širdį, o Dieve, ko mes ten tik nerastume. Ir kas yra sudėtinga, kad dažnas išpažinties eina išpažinti viešų nuodėmių. Aš nieko nenužudžiau, aš nieko nepavogiau, aš ten sekmadienį nepraleidau ar nepraleidau. Čia tokie, tokios viešos nuodėmės. Ir didžioji dalis jūsų net neina išpažinties, nes nemato reikalo tokių nuodėmių išpažinti. O išpažinties reikėtų eiti ir dėl to, kas darosi tavo širdyje. Bet tai palaukit. Išdrįsti pasižiūrėti ne į kito, į savo širdį, išdrįsti prisipažinti, kad pas mane yra veidmainystės ir netiesos ir visokių baimių ir gašlumų ir visa kita, tai kasgi čia drįsta? Ai, mat jos galas ta širdis, žinai. Knaisiosios aš čia dabar po savo širdį, man geriau po tavo gyvenimą. Nes ir tam reikia laiko. Ir todėl aš, kaip nuodėmklausys, turiu pasakyti, kad vis toliau, vis mažiau, vis rečiau yra išpažinčių, kuriuose žmonės išpažįsta savo širdies situaciją. Ne viešo gyvenimo, tai irgi svarbu, bet širdies. Ir ne todėl, kad jie slepia, o todėl, kad jie to širdies neaplanko. Ir šiandien, jeigu ne šiandien, mes žinome, kad kas turime automobilius ar motociklus ar ką nors, turime eiti techninę apžiūrą. Kas turime kūnus ir sveikatą ar kažkokius darbus, pareigas, turim praeiti sveikatos patikrinimą. O tai sąžinės sielos patikrinimą kada praeiti? Jeigu ne per gavėnią. Tai reiškia, reikia atlikti gerą išpažintį. O kaip ją atlikti? Dalis net nebemokam, arba tai, ką mokam, nebūtinai veikia, nes neteisingai mokam. Ir reikia šiek tiek atnaujinti savo išpažinties ėjimo ir supratimo žinias. Ir po tokios ilgos įžangos ant jūsų suolų yra paruoštukė. Yra bažnyčios liturginis maldynas. Jį galima rasti ir internete su visais tekstais. Ir tame liturginėme maldyne yra puslapyje, tuoj pasakysiu, jūs vartykit, palaukit. 89, kam arčiau pasimkite, pasižiūrėkite. 89, kuriame aiškinama yra 7 bažnyčios sakramentai, yra kalbama apie atgailą arba susitaikinimą. Išpažintis yra tik tai atgailos ir susitaikinimo sakramento dalis.
mes vadinam išpažinties sakramentu. Nėra tokio išpažinties sakramento. Yra atgailos ir susitaikinimo sakramentas, kurio dalis yra išpažintis. Bet tai tik viena dalis. Bet liaudiškai mes viską supaprastinam ir sakom, einu išpažinties. Išpažintis, kada aš išpažįstu nuodėmes, bet dar yra dalykų, kurie turi būti iki tol. Ir po to, kad tikrai būtų atgailos susitaikinimo sakramentas. Tai čia apie tai yra parašyta 89 puslapį. Tada verčiam 90 ir ten randam pasirengimą išpažinčiai ir kitką žiūrėti puslapyje 153 ir toliau. Nu Dievo laimė, kaip gerai, kad čia viskas panausiai yra. Ir atsiverčiam 153 puslapį ir ten yra paaiškinta atgaila išpažintis, Kristus sielų gydytojas. Nu ir tikriausiai, jeigu pradėtumėt skaityti, gyvenime nesat skaitę, kai nekurie šito teksto, o čia mūsų katekizmas realiai sudėtas. Ir karts nuo karto labai gerai atnaujinti, atšviežinti savo tikėjimo žinias. Ir tada verčiam puslapį 154 maldos rengiantis išpažinčiai. Pasirodo, reikia melstis prieš einant išpažinties. Kad tu ten nebriedu šnekėtum, bet iš tiesų tinkamai pasinaudotum susitikimu su Jėzum. Pasiruošimo išpažinčiai maldos, tinkamo nusiteikimo maldos. Reikia tokios pagalbos. Ir tada 155 sąžinės patikrinimas. Sąžinės patikrinimas. Dažnai mes neturime ką pasakyti, kas yra mūsų nuodėmės, nes mes nežinom, kas yra nuodėmės mūsų gyvenime. Ir sąžinės patikrinimo klausimai yra pagalba pasitikrinti pagal Dievo ir bažnyčios mokymą, ar mes į tuos klausimus galima atsakyti teigiamai ar neigiamai. Ir tų sąžinės patikrinimo klausimų yra pačių įvairiausių. Vieni yra vaikų atveju, kiti yra paauglių atveju, kiti yra sutuoktinių atžvilgių, suaugusių. Tų sąrašų, čia vienas iš sąrašų, bet jų galima ir internete, ir kitose maldaknygėse, didesnėse, mažesnėse rasti visokiausių. Ir galima viena išpažinčiai ruoštis pagal vieną sąrašą, einant kitos išpažinties susirasti kitą sąrašą, o po kurio laiko susidaryti savo sąrašą. Dažniausiai daromų nuodėmių ir pagal tą sąrašą pasitikrinti, einant prieš išpažinties, kad kuo daugiau dalykų galėtum išpažinti. Taigi čia paruoštukė, čia yra pagalba, čia skirta naudotis. Ir pastebėsite, kad ten tie lapeliai pasikeitę yra, bet anksčiau jie būdavo įdėti ten, kur išpažintis. Ir buvo įdėta kaip gaudyklė. Aš kai tas knygeles nupirkom ir padėjome čia suolose, aš parašiau, kad įklijuotų ties išpažinties ėjimu tą mėlyną lapelį, kad žmogus, jeigu atvyksta į bažnyčią ir atvyko keliom minutėm anksčiau negu mišios ir neturi ką veikti. Gi mobiliako tai nežiūrėsi bažnyčioje, nepadoru, negražu ir tikrai nereikia mobiliako žiūrėti. Nu tai sakys, o žinai, žmonės sekavi, kas čia per knygelę? Nu tai pasiema tą knygelę, kas čia per lapelis? Nu ir netyčia atsiverčia lapelį, o ten išpažinties ėjimo, žinai, tvarka ir visa kita. O, sako, matai, gal ir man čia reiktų. Nu, da ne vienas taip nepadarė, čia, žinai, buvo mano toks nevykęs noras, bet nu vis tiek ta knygelė yra skirta vartyti. Dažniausiai žmonės varto skaitydami kalendorius apie šventus vardus, kur nežinau, ką tai keičia, bet, nu, reiškia, galėtų ką ir toliau pasiskaityti. Tai va sąžinės patikrinimas ir tada toliau 161 išpažinties ėjimo eiga. Tai ta eiga jau 10 daugiau metų surašyta šitose maldaknygėse, bet niekas Lietuvoje pagal šitą eigą išpažinties neina. Amerikoje taip, kur aš buvau,
taip ir eina, kaip čia parašyta, bet Lietuvoje ne. Lietuviai turi savo lietuvišką būdą, kurio net nėra surašę į šitą knygelę. Jūs smalsumo vedami pasiskaitykit namie. O aš pasakysiu, kaip lietuviai eina išpažinties ir tie, kurie yra mūsų tarpe ruošiasi pirmąjį išpažinčią ir komunijai, tie, kurie norės, tai jums čia pamokėlė, o mums visiems priminimas. Atsiklaupi prie klausyklos, reiškia, kai ateina laikas persižegnoji ir sakai kunigui garbė Jėzui Kristui. Jis atsako per amžius amen. Ir tada sakai, išpažinties einu pirmą kartą, jeigu eini pirmą kartą. O jeigu ne pirmą kartą, tai sakai, išpažinties buvau prieš mėnesį, prieš 2 mėnesius, buvau sausio 8 ar kokią kitą. Kunigas turi žinoti, kiek praėjo laiko nuo paskutinės išpažinties. Ne valandom ir dienom labai tiksliai, bet apytiksliai, kiek praėjo laiko. Nes jeigu ateina žmogus, atsiklaupia ir sako, 30 metų nebuvau išpažinties ir sako, nepaklausiau mamos, nebuvau sekmadienį bažnyčioje, daugiau neatsimenu, gailiuosi ir žadu pastaisyti. Tai per 30 metų 2 nuodėmės, tai čia neišpažintis. Jūs puikiai suprantat, čia žmogus bando kažką savo gyvenime pradėti ir taisyti, bet nežino kaip. Ir toks žmogus turėtų atskirai su kunigu susitarti ir sakyti, kunigė, aš labai senai buvau išpažinties, ar galite mane kažkada zakristijoje ar kur išklausyti, aš noriu jums papasakoti 30 metų savo istoriją ir jūs man padėsite išsiaiškinti, ką ten Dievas turi man atleisti ir kaip. O jie, net atsiduso čia kiti klausydami. Tikrai kaip pagalvoji. Tai va, o šiaip mes einame ir išpažįstame nuodėmes nuo krikšto padarytas, jeigu tai yra pirmoji išpažintis, kiek jau atsimenam, arba nuo paskutinės išpažinties. Reiškiasi, jeigu prieš mėnesį, tai už tą paskutinį mėnesį ir atsiskaitom. Ir tada susakom geram Dievui nusidėjušiomis nuodėmėmis. Susakom nuodėmės, pasakom jų skaičių arba dažnumą, kaip mes darome. Ir tada, kai jau nieko nebeturim ką pasakyti, arba neatsimenam, arba užsikirtom, sakom, daugiau nebeatsimenu, gailiuosi, žadu pasitaisyti, prašau atgailos ir išrišimo. Gailiuosi, žadu pasitaisyti. Ir daugumas mūsų supranta, kad nieks ten nieko nežada ir nieks ten nieko nepasitaisys. Bet vis tiek išpažinties ėjimo metu reikia žadėti, kad pasitaisys. Nereikia galėti pasitaisyti, tas ne tik nuo mūsų priklauso, bet vis tiek reikia žadėti, nors per išpažinti, kad aš žadu pasitaisyti. Ar aš pasitaisysiu ar ne, tai bus vėliau matyti. Bet tuo metu turiu žadėti, kad aš pasitaisysiu. Žadu pasitaisyti, prašau atgailos, prašau kažkokios tai, kažko, kaip aš galėčiau nors kiek prie to savo kaltės atleidimo prisidėti. Ar skolas gražindamas, ar kažko atsiprašydamas, ar gerą darbą padarydamas, ar maldą sukalbėdamas. Tai anksčiau kokių tik atgailų nebūdavo. Tu į Jeruzalę nuvyksi, tu ten keliais aplink bažnyčią apeisi, tu ten reiškėsi, ten nevalgysi mėsos 3 mėnesius, visokių būdavo tų atgailų. Dabar tai 3 sveika Marija, 2 poterėliai, 1 poterėliai, tokios labai lengvos atgailos į labai nelengvas nuodėmes. Tai čia mūsų kunigų apsileidimas, mes pradėjom labai jau viską taip paprastinti. Nenorim žmonių išgąsdinti. Prašau atgailos ir išrišimo. Tai gauni tą atgailą ir gauni išrišimą, kur kunigas kalba išrišimo maldą, nuodėmio atleidimo maldą. Ne jis atleidžia, Dievas atleidžia, bet per kunigo tariamus maldos žodžius, pusbalsiu. O tuo metu, kai duodamas išrišimas, kalbama išrišimo malda, žmogus, kuris eina išpažinties, mušasi ir krūtinė ir sako, viešpatie pasigailėk manęs nusidėlio. Kristau pasigailėk manęs, ar viešpatie pasigailėk. Ir mušasi į tą krūtinę ir kartoja tuos žodžius tol, kol išgirsta pabeldimą. Kai kunigas pabeldžia į klausyklą, tada jau žmogus žino, kad išrišimo formulė baigėsi ir jis gali persižegnoti, atsistoti nuo klausyklos, eidamas pro kunigą
nusilenkti už jo patarnavimą ir eiti ar prie altoriaus šoninio, ar į savo suolą ir atsiklaupus atlikti užduotą atgailą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tas lietuviškas išpažinties ėjimo būdas. Šitas knygeles, kas nori pasiruošti išpažinčiai, gali pasimti ir grąžins kitą kartą, kai ateis. Reiškiasi, šiaip viską galima rasti internete, kas valdo tas technologijas. Yra svarbu ne paruoštukės, yra svarbu atgailos ir susitaikinimo momentas. Ir šituo pasinaudoti. Ir kaip galima dažniau. Ir ne tik dėl viešų nuodėmių, bet pirmiausia dėl tų, kurias nešiojame savo širdyje. Nes Dievas atėjo mus laisvinti iš mūsų kalčių, laisvinti mūsų širdį. Jis tas tėvas, kuris nenustoja žvelgęs į kelią ir laukęs, kad ir jaunėlis, ir vyresnysis sūnus sugrįžtų ir dalyvautų jo širdies ir meilės džiaugsme.